sutaisyta va čia. Suvirinom kampą biškį. Gerai, gerai. Žodžiu, padarėm biškį tokią lengvą kaltūrą, bet čia nekonstrukciškai svarbi vieta, tai kaip ir... Ok, nu tipo, bandau čia atmazint, bet... Nerodysim šitą. Išimam lubas iš mašinos. Dabar ką darysim, tai nežinau, ar lupsim visą medžiagą lauk, ar kažkaip vidų tik nulupsim, nes atšokęs visas vidus, šonai visi prilipę, viskas tvarkoja. Tai galimai tik centrą nusilupsim kažkaip, pripurkšim klijų ir iškliuosim. Tikiuosi pavyks. Tai ką, kimami darbus ir darom. Ir apkabink mane. Kodėl ten žvyras ant stogo? Čia ne žvyras, čia... Smėlis? Tas po apačia porolonų buvo. Ir kai mes suvyniavom, žinai, pribyrėjo. Žodžiu, reikia gale perrinkti stabdžius, nes ten užstrigę reguliatoriai, man atrodo, ir labai daug tarpų yra, ir rankinis neveikia už tai, ir šiaip stabdžiai normaliai nelaiko, ir pedalas skystas. Tada reiks priekį šarnyrus pakeisti, granatos gumas išvarinę vidinę. Tada gali būti, kad granatą dar reiks pakeisti, nes Matvydas išvažiuojant traškino ten. Tai pažiūrėsim dabar, kuri jinai ten traška. Čia dar turim stabilizatoriaus įvorės. Tada čia stabilizatoriaus traukutės. Ten toli šarnyrai. Lemfjorder, nekoksai, supranti, šūdas. Nes ten jie pavojingi yra, jeigu jie kliba, tai jie būna išsilupa ir ratas išvirsta. Tai išmetimą papasakok, kas čia turi. Išmetimas čia visą dieną dirbom. Toksai, vat, quick release'as yra. Keleivu! Tai va, granatą drašką. Išsiaiškinom, kurioj pusėj. Dabar tvarkysim. Lubas užkliavom, netobulai, bet vis geriau, nes balionų jokių nėra. Nėra tų tokių bumbulų visokių, tai bus tikrai geriau negu buvo. Siliukas kaip ir beveik baigtas, liko peržiūrėti sąrašą. Tai šiaip net nežinau, ar čia tos išbrauktas paskaityti, bet galim pažiūrėti, kas dar neišbraukta. Antgalis išmetimo, tai šitą potechų padarysim, suvedimas irgi, manau, potechų padarysim. Priekinio stiklo guma dar vis neradom. Ir AC užpildęs, ir akumą patvirtinti, va dabar dar Lukas sprendžia. Įsireginam 4 valandai į tech apžiūrą, draudimas išimtas, leidimas išimtas. Ja, panašu, kad jau buvo dėtas, palyginant skylės. Skylė. Very not good. Dėsim greitą jungtį, kad galima būtų labai greitai pakeisti bakelius ir... Tu akinius pamiršai, Romai. Oi, tiksliai. Ai, gi turiu šitos, va! Dar galima. Vairą uždėjome. Atvažiavom iki Jonavos, atvežėm
mūsų nuostabų į Civiką į Ovledos rankas. Tai jie užsiims kėbulo tvarkymu, tai poliravimas, gal dažų korekcijos minimalios. Kažkas patvarkys. Salono valymas, perklijos lubas, kadangi vis tiek jos atsilupo pas mus, kad ir bandėm patys paklijuoti. Žiauriai nepavyko ir žiauriai sufeilinom su lubom. Tai šito nedarykit patys, vežkit pas tuos, kurie supranta ir kurie daro tai. Vis tiek galtiniam rezultatui bus pigiau negu faktas bus pigiau negu patiem ardyt. Padarys šitus visus dalykus ir tikėkimės, kad jau Liepos 20 dieną susitiksim Kuršėnuose. Jume Drift festivalį, kur vienam iš jūsų šitas Civikas atiteks. O dabar kol kas paliekam pas juos, atiduodam raktelius. Perdodam estafetę. Taip, tai manau supratote esmę. Gali dar kartą pažiūrėti šitą gražuolį. Pažiūrėkit, ką parodysiu. Kas čia? Žalias lapas. Civikas jau praėjo tech apžiūrą. Jau net ir uždėjom randominį vairą, paskui pakeisim į kitą. Uždėjom ragus, suleidom spiruoklę, žodžiu, visko, nesąmonių pridarėm. Instagramų sekėjas padovanojo Civicų išmetimą. 7 mėnesio 20 dieną šitą Civiką vienam iš jūsų padovanosim. Viskas, ką reikia padaryti, užšokti buildmeup.eu, išsirinkti bet kokį merčą, bet ką, lipduką, džempą, nesvarbu visiškai, ką išsirinksit. Kiekvienas išleistas euras jums duoda vieną vietą Google Sheets'e. Šiai dienai turim tiek dalyvių, iki dovanojimo dienos liko labai nedaug, paskubėkit įsigyti kažkokio merčio, jeigu tą norėjot padaryti jau seniai. Websaitas atsinaujinęs, viskas veikia. Užšokat į buildmeup.eu, įsirenkat ir pasimatom Jume Drift. It's a ticket, talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma, gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma, gotta get it, get it.